Mano naršyklė gavo kažkada senai darytą 12 vatų ledą. Akivaizdžiai per daug. Ir dar pastatyta į langą šviesą. Tai va čia yra toks šuolis dumblė per mėnesį, kad per stiklą nieko nesimato. Tai iš čia sugaudžiu žuvis, įprastas krevetes. Jos eis pirmiausia pabūti vandenį, kad viskas išsituštintų. Ir nieko iš to akvariumo neis į kitus akvariumus. 2 dienas pabus, išsituštins. Ir mailius ir viskas keičiant švarų vandenį. Ir tik tada, kad niekur nepatektų tas dumblis. Ir tik tada jie eis į kitą akvariumą. Va, plaukia krevetė, plaukia galaksijai suaugę. Ir naršinimo šiai dienai užteks. O mailianską turiu. Tas. Gal kažkas dar čia pabus, nežinau. Gal kažkas pabus dar čia. Mailnykę gal kažką perkels, bet jos irgi reikia pirmą pašerti, palaikyti. Ir čia bus paskutinis mailius iki rudens. Aš pernai neturėjau nė vienos išvykos, nė vieną žygį, nė vienos nakvynės, nes nebuvo kas mane pakeisti mailių šerti. Nafik. Man vasaras jie net pirks. Šitie bus po mėnesį suaugę, galės išeiti. Nu, ne po mėnesio, ta prasme ūgtelėje, kad galėtų išeiti. O kas išgyvens, tas išgyvens, neišgyvens jų problemas. O kiek čia yra gyvybės. Ciklopai duoda šonusi, nes sujudino vandenį, drumzlė sukilo. Cool. Kuo daugiau gyvybės, mikro, tuo mailių geriau.